Ei, kažkas atėjo, reikia eiti įleisti. Gal ten Dainis Lanauskas. Sveiki, džiaugiuosi, kad šiandieną nušvito saulė ir mes galime aplankyti vienus iš įdomiausių ir mažiausiai visuomeniai žinomų slaptus Arno Funko projektuotus namus, galima vadinti net tai yra vila, privati vila, pastatyta 40-mečio pradžioje. Na ir šeimininkai sutiko, kad mes galėtumėm čia pasivaikščioti ir parodyti jums labai įdomias vietas. Ir taip pat noriu pasakyti, kad šis namas yra išsaugęs labai daug autentiškų detalių, taip pat ir baldų. Ir galim pagalvoti, kaip aš rodžiau savo vilą, kurioje gyvenu, tai ten labai daug rekonstrukcijos yra padaryta, tai yra baldai surinkti nauji visi, padaryti šviestuvai. Na, o čia mes matysim baldų šviestuvus, kurie kabo nuo tarpukario. Užeikime į vidų. Iš karto galime pafilmuoti čia šitą pašto dėžutę. Štai durys autentiškos. Na ir matom, iš tikrųjų čia irgi rankena tarpukarinė, kuri padeda uždaryti duris ir tuo pačiu mes nelaužome pagrindinės spynos. O toliau keliaujam. Čia va matom pašto dėžutę, kurioje pasiėmėm paštą, kurį gavome. Žiūrėkite į vidų. Aha, ir dabar patenkame į pagrindinį holą. Matome autentiškus baldus, lentynos su knygomis. Taip pat labai graži laiptinė, Funko projektuota, modernistinė. Na ir matom čia toliau irgi arką. Šiuo metu jinai yra uždaryta, bet originaliam projekte, aš jeigu neklystu, jinai praėjimas yra į priekį ir tenai patenkame į valgomąjį, po dešiniai virtuvę. Labai gražus šviestuvukas, kabantis autentiškas. Na ir dabar užeikime pagal išplanavimą, tai buvo darbo kambarys, o šiuo metu svetainė. Na, dabar atėjom į kambarį, kuriame buvo darbo kambarys ir matom dabar, kad saulė labai gražiai šviečia, kadangi mes dabar langai šie yra į pietų pusę ir galime pamatyti, kad kokie buvo dideli langai projektuojami. 40-mečio pradžioje jau suprato apie estetiką, apie švarą, apie saulę, apie grožį, kad turi į namus patekti daug šviesos. Vat čia matom tarpukarinį fotelį, labai gražų. Greičiausiai čia priklausė namo šeimininkui šis fotelis. Šviestuvas. Puikus tarpukarinis su šniūrais. Aha, čia toks jau kaip pas tave kabėjo. Jo, viršus tai identiškas iš tikrųjų yra, ne viršus, bet tos šniūrai tie identiški. Na, atkreipkite dėmesį, va, kokia lentynėlė, kokia graži knygų, modernistinė, ne, kokia jinai funkcionali, atrodo nedidelė, bet kiek telpa daug knygų, šviestuvas, vazelė. Na ir jeigu dabar pažiūrėsime čia į šitas didžiasias duris, mes matome, kad tos durys susiskleidžia, įsilanksto ir atsiveria iš darbo kabineto. Čia įsivaizduokime, kad aš dabar darau tas duris ir patenkame į valgomąjį. Na ir toliau tenai, nežinau, ar dabar ar vėliau nueisim į virtuvę, tarnaitės kambarėlės tenai buvo ir tarnaitė tiesiogiai patiekdavo maistą į valgomąjį šeimininkams valgyti. Ir aš manau, kad tarpukariu net ir nevalgydavo niekas virtuvėje. Šitam darbo kambaryje buvo knygų pilnas darbo kambarys, lentynos visur ir knygos, labai nuostabi biblioteka.
buvo surinkta ir labai didelė. Nes Kaune irgi buvo, jeigu neklystu, tai knygos mylėtojų klubas, bibliofilai, ne, kad tokia buvo kaip ir mada turėti iš tikrųjų daug knygų ir to parodo tavo išsilavinimą, jo labiau, kad čia ir gyvena inteligentiški žmonės, kurie nebijojo, gal ne visas knygas buvo perskaitę, bet didžiąją dalį iš jų, tai taip. Na kągi, išeiname iš saulėto darbo kambario ir keliaujame į biblioteką. Na, tai reikia turėti omeny, kad irgi biblioteka susisiekė su darbo kambariu. Per šias duris buvo galima ateiti į biblioteką, pasirinkti knygą ir eiti dirbti. Na ir dabar matom iš tikrųjų, kad panašų vaizdą, ką mes dabar matome čia, autentika, darbo kambarys atrodė panašiai. Visos sienos laisvos buvo išdėtos knygomis. Dar matome Arno Funko suprojektuotas antresolėje lentynas su knygomis sudėtas ir net architektas irgi stengiasi išnaudoti visas nišas, kad kuo daugiau susidėti daiktų ir kad neužgriozdintų, neužimtų kambario daug. Tai va čia labai man įdomi spinta, taip pat irgi yra kampinė, nesu matęs tokios net. Susidėti irgi daiktams išnaudojimą. Čia yra irgi sienė spinta su atskiram durelėm, laikrodžiui pasidėti. Viršui matome karnizą, matome griovelį, kad čia galima net pagabinti ir užuolaidą. Na ir pati lova, galim įsivaizduoti, kad pati lova stovėjo va šitoj vietoj. Buvo galima prigulti, įsimiegoti arba pasimti knygą ir labai nuostabiai praleisti laiką. Na arba žiūrėkite, koksai čia įspūdingas yra langas lenktas. Šitas langas yra kaip ir Funko, aš tai galėčiau pavadinti prekinis ženklas, kad yra nemažai namų, kur Funkas projektavęs būtent su tokiu linkiu padaryta. Kai kur būna darbo kambarys, kaip kur būna miegamasis įkomponuotas. Na ir jeigu neklystu, tai irgi antram aukšte, kada užlipsim, tai ten irgi antram aukšte 2 miegamieji buvo suprojektuoti. Tai vienas miegamasis būtent pritaikytas irgi tokiame linkyje. Atkreipkite dėmesį, prašau, ir į karnizą lenktą. Visiškas vokiškas funkcionalizmas. Nuostabus šviestuvas kabo. Greičiausiai gaubtas yra pakeistas, bet metalinė dalis visa yra originali. Norėčiau tokio šviestuvo. Aš čia daug ką norėčiau. Prašom atkreipti dėmesį į šią kėdę. Teko truputėlį prie jos prisiliesti man su kolegomis restauruojant. Tai kada restauravom, tai radom, kad šita oda yra atsiųsta iš Didžiosios Britanijos, iš Londono. Ir tokia pati oda buvo naudojama Rolls-Royce'ams, automobiliams. Na ir čia dar labai įdomus dalykas, kuris man pasirodė įdomus, tai yra ardekinė šiukšliadėžė popieriui dėti. Ir kas įdomu, prašom atkreipti dėmesį į kregždės uodegos sujungimą, kuris čia atliktas, kad yra ne statmenas kampas, bet ir pasviręs kampas. Tai čia irgi meistrystės reikia. Telefunken 309. Įspūdinga. Nemažiau įspūdingas yra ir laikrodis, tas viršilgai. Architektūriškai gražus art deko laikrodis. Na štai, žiūrėkite čia, ką mes turim. Koks įspūdingas stiklas tarpukarinis. Autentiškas radiatorius, matot, išlikęs aukštas. Na ir rankenėlė, atkreipkite dėmesį, lietuviška, šilta, šalta.
Iki šiol jos yra veikiančios. Taip pat siūlau dar atkreipti dėmesį ir lentynas, kurios yra po palangę padarytos irgi pagal architektūrinį linkį. Na, o dabar prašom eiti paskui mane ir nueisime į virtuvę. Na ir kadangi virtuvė yra šeimininkės teritorija, tai matome, kad juodasis įėjimas čia yra, kaip tarpukariu buvo daugumoje pastatų paplitęs dalykas, tai yra, kad tu į virtuvę gali išeiti atskiru įėjimu. Na ir patarčiau šiuolaikiniams statybininkams, kurie stato ar projektuoja namus, taip pat atsižvelgti tokį dalyką. Tai labai geras daiktas, kada tu gali į virtuvę patekti pro atskirą įėjimą, įsinešti prekes, kuris nusipirki, arba kad svečiai arba asmeniškai nematytus visos tos virtuvės nelabai švaraus dalyko, švarios vietos. Tiesiog buities. Kad nematytų buities. Taip. Na štai mes patekome į virtuvę. Šioje vietoje dabar, kur yra dujinė kaitlentė, stovėjo malkomis kūrenama krosnis, ant kurios buvo ruošiamas maistas. Atkreipkite dėmesį taip pat į metlako plyteles. Na ir gal galima pagal plytelių išimtas plyteles spręsti, kurioje vietoje ir stovėjo ta malkomis kūrenama krosnis. Dar matom dabar autentišką dalyką, spintas suprojektuotas Arno Funko virtuvinės. Galima tokias spintas pačias sutikti ir kitose Arno Funko projektuotose namuose. Matom, kad visiems rakandams, rakandėliams susidėti stalčiukai. Labai patogu. Labai patogu, taip. Na ir taip taupoma taip pat ir vieta. Na ir už tų durų yra tarnaitės kambarėlis. Ten dabar įeiti mes negalime. Bet pagal projektą, kiek žinau, tai irgi turi taip pat ir tarnaitės kambarys ir langą. Nes daugelį kitų namų projektuotų dar prieš Arną Funką tarnaitėms rinkdavo labai mažą kambarėlį ir dažniausiai būdavo jisai ir belangis. O čia langai irgi autentiški? O, labai geras tavo klausimas, iš tikrųjų. Taip, labai svarbu, kad tarpukariniam name išsaugoti autentiškus langus, dvivarčius langus, nes jie ir suteikia tą visą grožį, autentiškumą. Ir jeigu dabar įsivaizduokime, mes pakeičiam tą langą kažkokiu kitų langų, kad ir vienos varčios, iš karto vaizdas keičiasi ir sugadina visą vaizdą. Ir taip pat matome išlikusi viršui tarpukarinę furnitūrą langui viršutiniam atidaryti. Mechanizmas buvo toksai, kad tu patraukiai už virvutės ir tada tas langas atšoks, atsidaro ir patraukia ir jisai užsidaro. Lipame dabar į viršų, į antrą aukštą ir čia truputėlį paprašyčiau sustoti ir atkreipti dėmesį į įspūdingą langą. Aukštą langą, kuris apšviečia laiptinę. Į šiaurinę pusę langas yra labai gražus vaizdas. Man tos laiptuota ta dalis, gėlės labai gražiai atrodo sudėtos. Ir taip pat atkreipti dėmesį į Funko sprendimą laiptinės išspręsta irgi tie laipteliai mediniai, bet atkreipkite dėmesį, kad jie yra irgi kiaurymės, kur taip pat apšvietimas patenka ir į holą, kad holas irgi yra pilnai apšviečiamas, kad ta baliustrada neužstoja šviesos saulėje. Kylam į viršų. Wow. Čia super gražu. Čia iš karto man norisi fotografuoti tą laiptinę. Pakylame į antrą aukštą. Tos durys toliau veda yra laiptai į palėpę namo. Taip pat įspūdingas
išlikęs židinys tarpukarinis. Wow. Jo. Čia holas prie židinio, aš įsivaizduoju, kad dabar šiuo metu čia yra stovi stalas, bet čia paprasčiausiai galėjo būti padėti 2 foteliukai. Atsisėsti, pasimėgauti židinio šilumą. Ir dar man tokia mintis yra kilus, nežinau, matome ir radiatorius, ir laiptinėje taip pat sudėtus, bet sakykime, paužkūrus šitą židinį to vadinamo demo sezoninių laikų, jisai apšildydavo visą šitą holą, visą laiptinę, ir šiluma pasklisdavo po visą namą. Galbūt dar kaip nors ir išvedžiota ta šiluma, ko mes negalim pasakyti, tiksliai galbūt ir šildė kažkaip patekdavo ta šiluma ir į kitus kambarius. Atkreipiu dėmesį taip, kad langas, šitas gražuolis langas, jisai taip pat turi irgi karnizą. Na, bet tarpukariu jau 4 dešimtmetį buvo tokia mada, kad truputėlį vengdavo jau žmonės užuolaidų, kad daugiau saulės patektų į kambarį ir kad dulkės nesikauptų ant jo. Prašau atkreipti dėmesį, labai įdomus sprendimas yra šios lentynėlės virš radiatoriaus. Jos ir funkcionaliai galima kažką tai pastatyti. Na ir Funkas sugalvojo irgi padaryti jas estetiškas, jos yra padarytos iš 3 dalių. Keliaujam toliau. Pakilę laiptais atsidūrėme 2 aukšte. Na ir 2 aukšte yra 2 miegamieji ir labai įdomus, nežinau, čia faktas minėt šitą neminėt, kad taip pat čia yra ir dailininko ateljė dar 2 aukšte. Na ir keliaujam toliau. Dabar aš stoviu mažam koridoriuje. Į vieną pusę ir į kitą pusę yra miegamieji, o už manęs yra vonios kambarys. Ir atkreipkite dėmesį, labai įdomi tarpukarinė maža lemputė. Gražiai apšviečianti šitą koridoriuką. Na ir dabar galim pafilmuoti iš toliau. Matom, koksai didelis langas yra įstatytas, suprojektuotas jau pačioj vonioje. Kiek daug čia šviesos yra. Matom autentišką vonę. Metlako plytelės. Žiūrėkit, čia fantastiškas dalykas. Bidė. Su išlikusiais visais autentiškais mechanizmais. Noriu priminti, kad mes esam ne muziejuje, o mes esam name, kuriame iki šiol gyvena šauniausi Kauno inteligentai. Ir spinta autentiška dar ateik čia biškį. Funko projektuota spinta. Na ir labai įdomi istorija, kurią man pasakojo namų šeimininkas, kad šitoj vietoj buvo taip pat tarpukarinis tualetas ir jisai iš tos vietos išėjo vamzdis, nuo kurio bėgdavo vanduo ir nuplaudavo visą tualetą. Čia paspaudus rankenėlę, labai stipri srovė nuplaudavo visą reikalą atliktą. Va! Martynai, čia tu nusifotografuosi. Koksai viduris autentiškas, su facetu. Taip pat atkreipkite dėmesį į šią gražią lentynėlę tarpukarinę, išlikusią nuo 4 dešimtmečio stiklas. Tiek laiko išbuvo nesudužęs. Wow, įspūdinga. Šitam miegamajame mes matome 2 autentiškus dalykus. Tai yra veidrodis ir liustra. Alebastras, kuris iš tikrųjų persišviečia. Va, visas grožis jo pasirodo. Taip pat matom, kad lentynėlės virš radiatoriaus mintis yra pratęsiama ir kituose kambariuose, šiuo atveju buvusiam miegamajame. Taip pat irgi labai sprendimas architektūrinis yra geras, kad tu iš miegamojo gali patekti iš karto į, gal tik tai praversiu, patekti į balkoną. Išeiti ryte išgerti kavos atsikėlus iš lovos. Na ir matome, identiškoje vietoje 2 aukšte yra irgi lenktas langas, bet jis yra jau daug žemesnis. Matome, kad jis labai žemas iš tikrųjų yra kaip tarpukario laikams. Ir dėl ko? Kad kuo daugiau šviesos patektų į
kambarį į miegamąjį. Taip pat matome irgi duris, išėjimas į balkonėlį. Irgi, kad malonu būtų praleisti laiką ryte, vakare, einant prieš miegą pasidėti. Įspūdingas dalykas, labai įspūdingas yra ši spinta sieninė. Matom autentiškas rankenėlės, raktai, žiūrėkit, 1, 2, 3, 4 raktai yra visi išlikę šioms durimis. Tai yra labai retas dalykas, kada galima rasti visus autentiškus raktus. Na ir rankenėlės bakelitinės, tarpukarinės. Irgi atradimas, kad vis dėlto Funkas irgi projektavo ir sienės spintas ir taip pat baldus. Dar truputėlį aš abejojau, ar Funkas projektavo baldus, bet kada pavarčiau Marijos Drėmaitės išleistą tą knygą apie Funko baldus, tai autentiškos jungimo detalės. Dar truputėlį norėjau papasakoti jums apie polichromiją. Tai dabar matome, kad šitos paskutinis sluoksnis dažų nėra autentiškas. Ir čia galime matyti autentišką dažo sluoksnį, tai yra šviesiai pilka spalvelė. Na ir apvadas buvo kokios sidabrinės spalvos? Sidabrinės, jo. Sidabrinės Aliumininė spalvos. pudra. Kad įrėmintų tą visą spintą ir atsirastų dar papildomas grožis. Taip pat ir duryse. Irgi matom duris autentiškas. Beje, ir su spina autentiška. Kad irgi buvo jos šviesiai pilkos. Na ir šitą juostelę. Va, čia matosi spalvelė, ateikit, prašau, ateik čia. Autentiška. Gal šviesos biškį trūks, aš pašviesiu. Pašvies. Va čia yra. Pašvies. Tuoj. Va, sidabrinė, matot? Dėkė. Koks čia grožis slypi. Čia jau prasideda atradimų metas. Vau. Vau, super. Na, o čia slepiasi, kur stiklas yra. Už jo yra autentiškas tapetas, kurio greičiausiai buvo išklijuotas visas kambarys. Įspūdinga. Na, o šis šviestuvas, labai įspūdingas šviestuvas, kiek man yra tekę matyti, tai patektų į mano šviestuvų 5-tuką ir jisai yra kabėjęs pirmam aukšte darbo kambarį. Mes matome ir metalinės dalis, ir medinės dalis paneruotas riešuto lukštu. Esu labai laimingas ir dėkingas šio namo šeimininkams, kad jie mus įsileido, kad mes apžiūrėjom šitą autentiką, kuri užbūrė. Iki šiol šiurpuliukai man bėga, pamačius šitą Arno Funko projektą. Ir ne tik tai projektą, bet autentiškas detalės, baldus, kurie iki šiol čia yra išlikę nuo pačio tarpukario. Iki kitų susitikimų slapčiausiuose Kauno top vilose. Tūkstančiai žiedų pražysta ten lankose, kai pavasaris išaušta mūsų.